treneri. Ketvirta vieta mažajam finale pralaimėta, bet šiaip ketvirta vieta buvo pliusuose. Solidu? Nelabai? Kažkiek geriau negu vakar, tai sakyt. Blogai. Kiek jėgų išeikvota? Per senas aš žaisti 4 mačus, aš jau nebegaliu. Kiek jėgų išeikvota būtent šiandien per visą šitą dieną ir kaip jaučiatės dabar? Nežinau, pasverti negaliu, bet pažaidėm fainai, ačiū labai partneriui. Viskas super. Baigėsi, kai baigėsi, tai sakyt, viskas gerai. Ir Aš patenkintas. labai daug marškinėlių pakeitė šiandien, kiek turėjot atsinešę? Blemba, prakaitoju žiauriai, tai per daug, 4 man jau per daug. Labai intensyvus, o prieš tai pusfinalis su jaunimu, blecha, nu tai jau nebepatraukiu, bet nieko, liuks, fainai viskas. Tai pirmas etapas, kaip galima įvertinti, ir vakar dalyvavot, ir šiandien? Ne, vakar dalyvavimas buvo, aš jau minėjau, ta prasme, vakar buvo for fun, aš, ta prasme, ten neturėjau kažkokių tikslų, pergalių ar kažko, tai šiandien buvo, sakau, šiandien buvo rimta kova ir sakau, ačiū partneriui, žiauriai gerai pasižaidėm ir nedaug trūko, galėjom kovoti dėl trečios, bet yra kaip yra. Ir pats turnyras, kaip atrodo jums pačiam? Super, aš labai džiaugiuosi, labai reikia padėkoti organizatoriam vakar, fainai, daug žmonių, žinau, tai iš mano pažįstamų daug kas žiūrėjo per televizorių tą mūsų parodiją, tai, kai sakyt, nustebę daug kas buvo, nes nematė lietuvių profų lygio, tai sakau, gražu žiūrėti. Gražus finalas, gražus mačai buvo, žodžiu, viskas fantastiškai, taip ir toliau, nenuleiskit rankų, darykit turnyrus. Tai čia pirmas etapas iš 6, dalyvausit kitose etapuose? Jeigu nebūsiu išvažiavęs, manau, kad su malonumu.